Labą dieną, gerbim telšiškiai, Algirdas Bacevičius su jumis. Baigėsi rinkimų pirmas turas į Seimą, į antrą turą nepapuolėm, pritrūkom kelių balsų praktiškai, surinkom beveik 15% balsų, tai yra daug, 15% tai yra labai daug. Esu dėkingas visiems, kas palaikėt, kas balsavot, kas padėjot rinkimuose, skrajutės nešiojom, aš skaičių daugiausiai turbūt išnešiojęs esu. Aš nešiojau skrajutės stendus, kurie padėjot kabinti, statyti stendus. Ačiū vyrai. Ir aš kabinau stendus, važiavau, kabinau, kaliau, maliau. Aš viską irgi dariau, nesidėjau namuose. Plakatus, kur šaudėm plakatus, 100 plakatų, aš sušaudžiau didžiąją dalį plakatų. Noriu pasakyti, kad aš nesidėjau namuose. Ir tie, kurie kabinot plakatus, ačiū jums, vyrai ir moteris. Jūs labai padėjot, prisidėt kiekvieną savo balsų, savo plakatus, skrajutę, agitaciją, informaciją. Visi prisidėjom. Tai mūsų pergalė 15%. Mūsų yra 15%. Čia mūsų komanda. 15% komanda. Seminaras yra buvęs, visada primenu, seminarijoje yra žmogus pasakojęs, lektorius, kad 15% yra padorių žmonių Lietuvoje. Tai kaip tai 85 skaitosi nepadorus. Jis pasakė, yra tokia apklausa kažkokia buvo dar, 15% padorių žmonių. Tai aš galvoju, tas 15%, kur balsavot už mane, už mus, tai padorų žmonės. Aš visada kreipiausi, padorų žmonės, sąžiningi, darbštus, balsuokit už mus. Ir balsavot. O 85% yra kitokių žmonių. Ir matom, už ką jie balsavo. Jie balsavo už bet ką. Žiūrėk, kas papuolė į antrą turą, kas papuolė. Ar čia patys geriausi papuolė antrą turą? Pyragaičių nešiotojai papuolė. Tai reiškia, Seimo narys geriausias tas, kad daugiausiai pyragaičių išnešiojo. Bet nesvarbu. Nesvarbu, svarbiausiai mes pasirodėm labai gerai. Mes švenčiam pergalę. Pajėgumai minimalus pas mūsų. Lėšų buvo tiek, kiek remiančia partija mus parėmė. Iš tų žmonių mes lėšų tai daugiau negavom. Bet nesvarbu, vis tiek partija parėmė. Dėkingas partijai esu. Ačiū partijai, ačiū partijos nariams, nors aš nesu partijos narys, bet jie mane rėmė, mūsų rėmė, finansuoja. Tai finansavimas yra iš dotacijos, iš valstybės dotacijos, taip irgi ne iš asmeninės kišenės, tai tam ir yra dotacija, kad rinkimus organizuoti ir padėti. O mes pasirodėm neblogai, 3 vietoje ir svarbiausia, kad mes nurungėm. Ką mes nurungėm? Sumušėm socialdemokratus. Jų kandidatą. Kęstutis Gusarovas paliko už mūsų, buvęs meras, buvęs vicemeras, buvęs administracijos direktorius pavaduotojas, prieglaudos direktorius. Mes gavom balsų daugiau už Gusarovą. Vot kur pergalė yra. Socialdemokratų kandidatas paliko už mūsų. Mes gavom daugiau balsų už Nemuno aušros kandidatų. Ten paprastas žmogelis, mažai žinomas, bet jie buvo išpuoselėta tą partiją, išreklamuota. Mes gavom balsų daugiau už konservatorių kandidatą, tai didelė partija, parlamentinė partija. Mes juos nugalėjom ir Valstiečių sąjunga, didelė partija, parlamentinė, ir juos nugalėjom, ir regionų partija, nėra tokia skaitlinga, bet žinom, kas ten yra, nugalėjo Žemaičių partija ir nacionalinis susivienijimas. Mes juos nugalėjom. Tus kandidatus, aišku, ir partijas tuo pačiu nugalėjom. Būkim orus, būkim išdidus. Mes nesam paskutiniai, mes pirmojam. Toliau taip laikykim, stenkimės, komanda, žmonės yra, prašau kreipkitės, ateikit, skambinkit, ateikit arčiau manęs. Visi, kurie mano draugai, mūsų komandos nariai, skambinkit, nebijokit, ateikit, bendraukim, draugaukim, kaukimės toliau. Kaukimės už savo kiemą, už savo kaimą. Ir yra prieš ką kautis, prie didžiulę armiją, dovanokit, banditų armiją. Jie baigė mūsų naikinti. Banditizmas, kas yra naikinimas, ne? Tai mes nebijom jų. Mūsų nedaug, mes neturim pinigų, mes neturim žmonių turtingų, bet mes turim labai stiprių žmonių. Labai stiprių. Balsuoti už mane, prabalsuoti, tai turi būti drąsus žmogus. Nes aš opozicijos esu, jų dauguma. Mes mažumoje, bet matot, kai mūsų mažumoje, mes nesame visai niekas. Jie yra niekas. Su tokia armija, su tokiais resursais. Švenčiam pergalę. Gerbimi draugai. Sveikinu visus su pergalė. Dėkoju visiems balsavusiems, visiems padėjusiems, visiems, kurie buvo su mumis. O tuos, kurie nebalsavo, siūlyčiau apsispręsti, ar balsuokit už mus. Mes
ginam interesus mūsų visų. Mes ginamės ir ginam interesą. O ten yra biznierių gauja. Jie žiūri savo interesus. Svarbiausia, pinigai, jie juos turi pinigus. Mes ir be pinigų būsim gražus. Tai vat, dar kartą visiems dėkuoju. Ačiū, gerbiami draugai. Iki kito karto.